kalbinam Velžio komandos trenerį Algimantą Kirdeikį. Pirmiausia, trenerį sveikinam su patekimu į finalą. Dėkui. Ir noriu paklausti, kaip jaučiatės pasiekę tokį rezultatą? Mes kuklūs žmonės, mes nieko nesitikėjom, mes atvažiavom, sužaidėm kaip galėjom, pasisekė laimėti. Gal kas gerai, viskas gerai, aš negaliu niekas sakyti, visi džiaugiasi, visi linksmi. Žiūrėsim kaip finale. Aišku, mums ir taip dabar mes daug pasiekėm palyginti su mūsų praeitais metais, užpraeitais 4 metai mes tiek šitoj lygai, ar 3, aš neatsimenu. Bet, šiemet fantastiškai. Ar tikėjotės apskritai tokio rezultato prieš sezoną, kad galite? Kaip sakant, suprantai, kaip bevalgant apetitą sauga. Yeah. Mes vieną kartą aptarnėdami klubo susirinkime, taip juokais po Medvėgalio liktai, sakom, tai įmam auksą, sakom. Nežinau kaip seksis, bet užteks į sidabrą. Buvo kalbas juokais, dabar jau kaip ir nebedaug liko, viena pergalė ir auksas. Kaip stengsitės su Stakliškėm kautis, ar? Aišku, stipri komanda Stakliškės namuose žaidžia, čia kas be ko. Man atrodo, lengva jam nebus. Kiek galėsim problemų pridarysim, o jeigu vis tiek rungtynės prasideda 0-0, baigėsi paskutinė sekundė, kai bus taip. Gerai, tai sėkmės rytoj. Ačiū. Gerai.